problemų čia lietuviai. Žaidus nepilnas 3 minutės ir kiek brangiai gali kainuoti tas nesėkmingas Roko Lipnicko atliktas užribis. Čia jau visiškai skaitinėme plote ir turim pirmąjį prispaudimą. Lenkai užtrunka vos 3 minutės, kad pelnytų savo. Neturėtų kilti problemų Lenkui. Bet ne, pasiseka lietuviam šį kartą. Yra sužaidęs daugiausiai rungtynių. Kalbant apskritai istoriškai atakoje. Jau bemaž 20 metrų čia pavyko laimėti pasiemus kamuolį, koks geras čia užgrėbimas. Ir labai kokybiškas įsimetimas. Piotr Žežutek keliamas į viršų. Labai pavojinga situacija. Lieka ten keli metrai iki skaitinio ploto. Vieta turbūt tokiam smūgiui mažiau dėkinga dešinėkojam sportininkui. Ir dar kartelį nepataiko, taip kad pozityvas Lietuvos. Yra, vėliavėlė kilo į viršų ir reikalui esant nebūtų užfiksuotas taisyklių pažeidimas. Dar kartelį Krasauskas žaidžia kojom, labai gerai čia. Bet jau pagal planą viskas ne problemų iš grumtynių pasiemant kamuolius. Lietuviai aišku irgi. Lenkų neapstumta, bet bent jau šitam žaidimo komponente viskas atrodo gerai, o čia gali būti labai įdomu. Ajajaj, vis tik tai pavyksta ten Lenkam išnešti kamuolius. Ajajaj, šiek tiek pritrūko. Aš niekada niekada negali žinoti. Daniel Dula iš panašios pozicijos Dievo į langus paleido kamuolį. Aišku, dabar ne. Dabar turim 3 taškus. Derinį. O čia problemos. Čia gali būti reikalų. Prarastas kamuolys. Laiku ir vietoje. Ten poziciją užsiėmė Staujansk. Ten turbūt jau centimetrai skiria Lenkus nuo žeminimo. Būtų smagu atstovėti lietuviam šią ataką, bet atrodo to padaryti nepavyksta. Ir arbitro ranka kyla į viršų. Turim dar 1 kilometro iki skaitinio ploto ir realizacija irgi sėkminga. 22-3. Taimingas sprendimo priėmimas šį kartą labai geras. Lenkai ir vėl. Ir vėl Lenkai atėjo prie savo medžioklės plotų. Na, reikia tikėtis, kad Deividas Jakubauskas, taip kad reikalui esant po stiprinimo ir šviežių jėgų tikrai galima aikštelę mesti. O čia Lenkų molas vėl kelia rūpesčius Lietuvos komandai. Ir ką turim? Nekyla dar arbitro ranka į viršų, bet ir vėl didelės problemos. Metras gal pusantro, jau lieka iki skaitinio ploto. Niekaip nepavyksta lietuviam apsiginti ir visose tokiose situacijose Lenkai kol kas pelnė taškus. Alianskas čia bando rikiuoti savo komandos gynybos liniją. Ir vėl arbitro ranka viršuje ir antras žeminimas į rūbinę. Na, labai nebuvo dar kartelį prie kamuolio. Ir sėkmingai paleidžia kamuolį Dula. Krasauskas vėl kelia kamuolį nuo žemės, pakelia galvą, žiūri, kur būtų galima pratęsti ataką. Šį kartą Lenkai pertraukia demonstruoja. Ajajaj, čia net pavyksta kamuolį iš grumtynių įsiimti. Jansko perdavimas, bet labai greitai yra sugaudomas Domas Kungys. Ir čia vėl žaidėjai, kai grumtynių pirmosios linijos žaidėjai jau yra pakeisti. Bet Lenkai ir toliau lietuvius apstumdo.
Čia kojomis galų gale. Įspiriamas kamuolys. Veiksmas kraustosi aikštelės vidurį, bet kas čia vyksta? Lenkų 9 numeris Mateusz Plichta įveda kamuolį žaidimą, bet tokiose situacijose Lenkai jau pirmoje pusėje rodė, kad jie yra labai pavojingi. Dabar ir kiekybinę persvarą turi Lenkai. Vienas iš lietuvių ant žaliosios vėjos labai neblogai vaikšto. Bet dabar panašu, kad problemų išvengti nepavyks ir Lenkai pelno savo pirmuosius taškus ir antrajame kėlinyje. Kacper Skupas, tai Lenkų sąskaita. Daniel Kdula. Lenkų spardytojas ir toliau vieną po kitą. Teko pačiam žaisti su kamuolio Vlasevičiui. Vėl atsižaisti atgal iki Krasausko, bet Lenkai po truputį čia lietuvius pustūmė. Ta proga. Ryškus ten vėl prie linijos. Vėl viskas kokybiškai atliekama. Molas irgi dirba savo darbą. Čia dar įdomiau. Ką turim? Turim! Pirmasis lietuvių žeminimo šiandien. Kaip gerai sudirbo Molas. Aišku, čia prieš tai plojimą. Ir vėl toks šioks toks dežavų čia ir į pirmąjį kėlinį. Ne. Nekyla arbitrų vėliavėlės į Lenkų 9 pozicijos žaidėjas, dabar jau ta funkcija. Ir Džeinovicki atlieka. Ir Lenkų ta grumtynių linija išėjusi po keitimo atrodo solidžiau. Pirmąją pusę dar. Lenkai irgi. Jokių nuo. Galų gale tai kas ir turėjo matyti anksčiau. Žaidimas kojam, Lenkas net ir priklaupęs. Ant žemės sugeba sukontroliuoti kamuolį. Grįžta kamuolys į aikštelės vidurį. Vėl kojam Lenkai. O čia gaudynės dėl kamuolio. Kas pirmasis prie jų? Ojojoj. O čia. Lenkai ir vėl. Apstumdo lietuvius, kelia kamuolį nuo žemės. Čia didelė grumtynių žaidėjų koncentracija sutelkta aikštelės viduryje ir labai daug erdvių čia turi Lenkai ir turim, atrodo, dar vieną žeminimą. 41-8. Nepataiko, atrodo Lenkas.